turime tokią lentelę. Dabar, sakykime, čia yra kelionės, kažkoks tai numeris kelionės, į kokią šalį vykom ir kokia data yra, kada išvažiavom. Dabar visa šita lentelė yra, surikiuota arba surūšiuota pagal kelionės numerį. Jeigu norėtumėm pagal abėcėlę šalių, užtenka, arba čia atsistojam, einam į sort AZ ir dabar, rikiuojam ne pagal kelionės numerį, o pagal šalis. Viskas, kaip norim rikiuoti, didėjančią, mažėjančią tvarką, spaudžiam kaip yra, ir, nuo A iki Z, ir surikiavo. Ir turim. Jeigu norim vėl turėti pagal kelionės numeris, vėl nueisim ir pasirinksim čia ne šalis, o kelionės numeris, vėl OK ir viskas. Atkreipkite dėmesį, kad lentelės antraštė nesirikiuoja. Čia yra geltona, ji ir nesirikiuoja, ne todėl, kad ji geltona, bet, antraštė nesirikiuoja. Kai nueisim čia ir turim, kad mano lentelė arba sąrašas turi antraštę arba neturi. Jeigu sakykime, kad neturi, tada vietoj šito ten kelionės numeris šalis būtų kolum kažkokia, tai stulpelis ir, tada prasidėtų rikiavimas ir tų žodžių kelionės numeris, šalis, data ir taip toliau. Šiuo atveju turim ir dabar, surūšiuojam taip, kaip yra. Dabar, jeigu rūšiuojam pagal šalis, yra kelios šalys sutampančios. Yra 1 Egiptas, 2, 3 Egiptai. Kaip jie tarpusavį rikiuosis? Kaip jie tarpusavį turi rikiuotis? Jie, kad susirikiuos, OK yra, Airija yra, o čia Egiptas yra. Jie labai gražiai čia susirikiavo netgi pagal datas, bet ir čia netgi Egiptas viskas labai tvarkoj, bet paimkim ir pakeiskim kokią nors čia vieną datą, parašykim, ne tokią, o pavyzdžiui 13 metų. Čia būtų 10 ir taip toliau. Šiaip Wordas atpažįsta ir datas, ko nepasakiau, aš galiu bandyti surikiuoti pagal datą. Data, jis viskas tvarkoja, atpažįsta datą, yra data didėjančia tvarka. Dabar rikiuojam šalis, vėl grįžtam prie šalių ir dabar vėl šalis, OK. Ir dabar 3 Egiptai, 1 yra ir vėl labai gražiai rikiuojasi jie, pagal datas, bet pabandysim pakeisti šičia, kad man negražiai rikiuotųsi, būtų 13, 12 pavyzdžiui. Jie yra, ne vienodai surikiuoti yra. Jeigu norim, tada šalis, kai šalis Egiptai sutampa, tada galiu rikiuoti pagal datą. Jeigu datos sutaptų, tada galėčiau bandyti rikiuoti pagal kelionės dar numerį, sutampančias datas. Jeigu dabar paspausiu OK, tai dabar tikrai Egiptai susirikiuos, nes yra 13 metai ir 13 yra 3 mėnesiai, 12, 9, 10, dabar bus iš eilės 9, 10, 12. Ir susirikiavo. Taip galima surikiuoti kiek norim. Rikiuoja skaičius, rikiuoja abėcėlės, tekstą, pastraipas ir rikiuoja datas. Dar vienas toks niuansas su lentelėm, kad jeigu aš parašysiu kažkokį tekstą, tiesiog tekstas parašysiu ir pabandysiu daug jo pasikopijuoti, Ctrl+C ir Ctrl+V, kad jo būtų daugiau, tiesiog vieną pastraipą, dabar kitą pastraipą, Ctrl+C, Ctrl+V, turiu per kelias, jeigu aš pabandysiu truputėlį tą lentelę kiek leis sumažinti, nelabai gražiai čia mažinasi, paimkim dar sumažinkim ir šriftą ir dabar dar aš noriu mažos lentelės, turim tokią nedidelę lentelę, dar galim ir tiesiog taip. Jeigu aš
nešiu lentelę čia į tekstą įdėsiu, tai automatiškai panešiojus lentelę, reiškia, tą lentelę tekstas apteka. Nu, ar vienaip, ar kitaip, kaip mes jau įdėsime ir taip toliau. Dabar, kaip atsisakyti, einam į layout, yra properties, savybės ir va šitoj vietoj yra čia. Arba neapteka, jeigu paspausiu ne, tai jis praskiria pastraipas ir vėl. Ir atvirkščiai, jeigu aš padarysiu vėl, around, stovėdamas lentelėj, tekstas aptekės. Dažniausiai tas teksto aptekėjimas būna problema, kai dirbam su labai dideliam lentelėm ir kai lentelės, reiškia, eina per kelis lapus, tai jeigu lentelė yra, reiškia, around, tai dažnai lentelė sušoka vieną lapą arba elgesi ne taip, kaip mes norim. Tai pirmas toks pasižiūrėjimas, kad neleidžiam tekstui ir lenteliai, reiškia, kartu būti, reiškia, jie turi atskirai, tai va tada daug kas išsisprendžia. Dar viena problema būna su eilutėm, tai yra va šitoj vietoj, reiškia, čia galim nustatyti kažkokius aukščius ir taip toliau. Jeigu mes nuimsim šitą allow, reiškia, tada neleis lentelės eilutei pereiti į kitą lapą. Tai yra, vienam lape prasideda eilutė, o kitam ta pati eilutė baigėsi. Čia panašiai kaip su pastraipom, tada visa eilutė šoka į vieną lapą, prieš tai buvusiam lape palikdama tuščią vietą. Tai vat reikėtų pažiūrėti, kad šitas standartiškai turėtų būti uždėtas. Toliau čia tokių problemų nėra, čia jau mes žiūrėjom, yra nustatyti tą, galim nustatyti, reiškia, ir kaip rikiuojasi, tai yra, reiškia, tekstas ir čia tas pats yra. Čia alternatyvus tekstas, daugiau yra internetui, kai reiškia, kraunasi lentelė, galim parašyti, kad čia bus lentelė ir panašiai. Tiek būtų apie, reiškia, lenteles.